Jau. Dabar galbūt galvoji, kodėl aš esu čia, šitam vandenį. Ir atsakymas labai paprastas, nes tiesiog norėjau pašnekėti apie skausmą. Ir manau, kai tu esi šitoj vietoj, kur tu gauni to skausmo pakankamai, kai šitam šaltam vandenį, tu tą emociją, tą jausmą apie skausmą gali išreikšti dar labiau. Todėl pagalvojau, kad tai yra ganėtinai gera idėja. Matai, kalbant apie skausmą, manau, reikia suprast, kad kiekvienas iš mūsų susiduria su šituo dalyku. Kiekvienas turi šiek tiek gyvenime skausmą, daugiau ar mažiau. Ar tai būtų skausmas, kuris patiriamas per darbą, ar per šeimą, ar per nesėkmes, vis tiek visi mes kažkiek jo turim. Ir ką aš pastebėjau gyvenime per savo 22 metus, kad kai kurie žmonės kitaip suvokia tą skausmą. Vieniem tai yra geras dalykas, kitiem blogas. Ir norėjau pašnekėti apie tą mąstymą, kad kai kurie žmonės taip bijo to skausmo, kad net pradeda bijot gyventi, pradeda bijot siekti savo tikslų ir daryti tai, ką jie nori. Ir man tai yra vienas žiauriausių dalykų. Nežinau, ant kiek tu tikintis ar ne, bet nors jeigu šiek tiek esi tikintis, Biblijoje yra rašoma 300 kartų buvo parašyta žodis, kad nebijot. Tiesiog nebijot. Ko nebijot? Manau skausmą. Nes iš mano patirties, kad skausmas yra tas dalykas, kuris tą charakterį ir bildina, tą charakterį stata. Ir manau, kad per tą visą skausmą žmogus gali labai gražiai evoliucionuoti į tikrą asmenybę, kurią jis ir norėtų būti. Ir manau, kad tai yra labai gražus dalykas. Tikrai nėra lengva šnekėti dabar šitam vandenį, todėl noriu tiesiog išvadą pasakyti, kad nesvarbu, ką tu nori daryti gyvenime, svarbu nebijot. Galbūt tu nori pakeisti darbą, svarbu nebijot. Galbūt tu bijai, kad nerasi geresnio darbo, bet tai yra baimė. Galbūt tu nori keliauti, bet bijai, kad neužteks pinigų. Galbūt tu nori pradėti versliuką, bet galvoji, kad kažkas tave išjuoks ar kažkas nepasiseks. Bet tai vien yra tik tai baimė ir ta baimė tave stabdo. Todėl noriu visus klausytojus išmotyvuoti, padrąsinti, nebijot, siekti savo svajonių, tikslų, nebijot skausmo ir pradėti gyventi pilnavertį gyvenimą. Čiau.